Jei kada nors pirkote kūno detoksikacijos programą, reikia pakalbėti. Visa detoks industrija pastatyta ant vienos minties, kad mūsų kūnai patys nesusitvarko ir jiems būtinai reikia kažkokios specialios programos. Kepenys filtruoja kraują, inkstai išveda atliekas, oda, plaučiai, žarnynas. Ši triada dirba be pertraukų kiekvieną minutę. Nėra nei vieno klinikinio tyrimo, kuris įrodytų, kad sulčių kursas viską išvalo. Kodėl tada žmonės jaučiasi geriau po detoks? Nes jie nustoja valgyti šlamštą ir pradeda gerti vandenį. Tai ne visai detoks veikia. Tai tiesiog pirmą kartą elgiamasi normaliai. Tai ką daryti vietoje detoks? Pirma, miegas. Kepenys aktyviausiai dirba naktį. Jei miegame blogai, joks kursas nepadės. Antra, vanduo. Nesultis. Paprastas švarus vanduo. Bent 1,5–2 litrai per dieną. Trečia, pašalinkime tai, kas kenkia. Ne 7 dienas, o kasdien. Cukrus, alkoholis, perdirbtas maistas, štai tikri toksinai. Detoks nereikia pirkti, jis jau vyksta. Mūsų darbas jam netrukdyti.